Girdėjau, kad jūsų telefono skambučio melodija yra Mikutavičiaus daina Aš tikrai myliu Lietuvą. Nu, tai ką, gera daina. Žodžiai durnoki, kiek aišku, muzika nuobodi, bet iš principo daina, tai iš principo, taigi gerai yra. Geresnė negu 3 milijonai. Aišku, kad geresnė. Visos dainos yra geresnės už tą vargolių himną. Visi tie 3 milijonai niuniuoja savo ir svajoja apie milijonus, kurių niekad neturėjo ir tikrai neturės. O daina apie Lietuvą man patinka. Tikrai. Tai ir jūs mylite Lietuvą? Principe ne. Nors, myliu, oras čia šudinokas yra, žmonės šlykštus, mašinos čia vien tik tai senos visos suvarytos, o ir jūra baisiai šalta. Bet net ir tokią aš ją myliu. Kodėl mylite Lietuvą? Nes jinai mane myli. Čia toks, abipusis yra jausmas. Lietuva bet ko nemyli, o vat ką myli, tai puoselėja, saugo, gražina ir popina. Vat aš čia toks Lietuvoje išpopintas ir esu. O vargolių Lietuva nemyli. Ir nereikia. Bet juk varguoliai irgi ją myli. Tai čia ir yra baisiausia. Meilė be atsako, kaip kokiuose bobiškose romanuose. Prisikabina trispalvių, vyčių tenai, Smetonos nuotrauka būtinai turi būti, ten visus kunigaikščių vardus žino, pavardės, pravardės visus žino. Gali išvardinti visus signatarus ir komunarus, visus mitingus vaikšto, nežinau, Maironio ten eilėm šneka, dainuoja, baisiai viskas gražu. Ir ar Lietuvai to reikia? Varguoliška meilė tėvyniai. Aišku, kad šitų dalykų nereikia. Lietuvai reikia laimingų žmonių, o laimingi žmonės yra turtingi, milijonieriai. Tai vat, kai aš laimingas ir turtingas, aišku, tada ir Lietuva laiminga. Va taip. O jei kas nors pultų ją, ar eitumėt ginti? Oi ne, tikrai ne. Lietuvai būtų per didelė prabanga švaistytis tokiais žmonėm kaip aš, į kairę ir į dešinę. Maučiau aš kur nors, nežinau, į Šveicariją kokią nors arba Italiją, čiagi netoli, ne? Tegul gina tėvynę, kariuomenė ir varguoliai. Jų yra daug, tegul eina ir gina tą savo Žilagalvį Vilnių, ten mėlyną Nemuno vingį ir Piliakalnius visus. O jūs? Ką, aš toliau mylėčiau Lietuvą. Tik tai per atstumą kažkokį nedidelį. Beje, va čia gerą mintį davė, reiktų gal naują kokią dešulinę paleisti savanorio garbė, pavyzdžiui. Kariuomenė išpirktų didžiąją visą produkcijos dalį, o likusią, į prekybą ir varguoliai galėtų pirkti per visas šitas, vasario 16, kovo mėnesį, per Mindauginės, per rugsėjo 11. Va čia ir yra mano meilė tėvynė ir patriotiškumas, o ne kažkokie apsimestiniai ten tautiniai šokiai, tautiniai drabužiai, šiaudinės skrybelės ir mediniai sportbačiai. Nesąmonė kažkokia, durnystė.